Gerai, sveiki vaikai, šiandienos tema atimame. Tai pirmiausia, noriu prie jos prieiti, pakartojant ankstesnę temą, sudedam. Ir mes visi žinome, kad 2 plus 3 yra 5. Bet dabar atsirado skaičiai su teigiamu ženklu ir neigiamu ženklu. Todėl turėčiau parašyti plus 2, kad visi suprastų, kad tai teigiamas skaičius. Ir aš pridedu plus 3. Ir aš gaunu atsakymą plus 5. Buvo dar toks klausimas, kam čia šitie skliaustai. Skliaustai atskiria du ženklus einančius vienas po kito. Tam, kad mes nesupainiotume arba, taip įprastai priimta, kad mes juos atskiriam skliaustų. Ypatingai, kai būna skirtingi ženklai, tarkim, pliusas ir minusas. Tai gerai, sudedant teigiamus skaičius, viskas aišku, mes sudėjome, gavome teigiamą atsakymą. Dabar, sudedant neigiamus skaičius, aš gaunu neigiamą atsakymą. Taip sakant, aš sudedu reikšmes tų skaitmenų ir dedu neigiamą ženklą. Tai čia kaip ir aišku irgi. Dabar, sudedant skirtingus ženklus, skirtingus skaičius su skirtingais ženklais. Jeigu aš plus 3 pridedu minus 2, tai aš jau jums ir sakiau praeitą kartą, kad tiesiog reikia matyti, kad šitie du ženklai apsijungia į minusą. Tiesiog pliusas dingsta šiuo atveju ir man lieka 3 minus 2. Aš gaunu plus 1. Kas atsitinka, jeigu aš turiu minus 8 plus, plus 10, ane? Vėlgi šitie du pliusiukai, jie kaip ir aišku, kad tai yra tiesiog vienas pliusas, taip, apjungiam į vieną pliusą, galima taip matyti. Ir aš galiu pagal perstatomumo dėsnį, aš galiu pakeisti vietomis ir užrašyti, kad tai yra plus 10 plus minus 8. O kas būna su plus minus 8, aš jau žinau, kad tai yra tiesiog minusas, taigi plus 10 minus 8 yra plus 2. Tai čia yra sudėjimo tema, kurią aš pakartojau tam, kad parodyti, kuomgi skiriasi atėmimas. Tai dabar, jeigu aš turiu, kaip ir anksčiau antroj klasėje, jūs išmokote 3 minus 2, suprantate, kad tai yra 1. Bet vėlgi, čia be ženklų, be jokių teigiamų, neigiamų, bet pagal viską turėčiau parašyti plus 3 minus plus 2. Ir aš gaunu plus 1. Žiūrėkite, čia vėl atsirado plus ir minus šalia vienas kitą, jie apsijungia į tą patį minusą, kaip ir šiuo atveju. Ar plus minus apsijungia į minusą, ar minus plus vis tiek apsijungia į minusą. Matote, tai pagal jūsų žinomas taisyklės mes tiesiog kaip prirašom daugiau ženklų, bet esmė nepasikeičia. Vis tiek tai yra neigiam, minusas, ane? Atimam. Tai dabar teigiamas skaičius minus teigiamas skaičius. Dabar kas bus, jeigu aš iš teigiamo skaičiaus norėsiu atimti neigiamą skaičių? Kaip man tokį dalyką suvokti? Tai įsivaizduokite, jums mama davė kišenpinigių, tarkim, 30 eurų. Gal aš taip ir parašysiu, gerai? Jums davė 30 eurų. Bet jūs turėjote skolą. Kažkokiam draugui 10 eurų skolą turėjote. Ir jūs prašo ne atiduoti skolą, o pridėti skolą. Nes jeigu jūs norite atiduoti skolą, tai jūs turėtumėt atimti skolą. Tai yra, jūs turite skolą 10 eurų, jūs ją atimat. Bet jeigu jūs norit pridėti skolą, tai jūs sujungiat minusus į vieną bendrą pliusą. Taigi 2 minusai apsijungia į pliusą ir jūs pridedat tą skaičių ir gaunat plus 40. Aš atėmiau neigiamą skaičių, taip sakant, padariau dvigubai priešingą veiksmą. Tai yra, aš norėjau grįžti atgal, bet
iš atgrįžimo atgal dar grįžau atgal ir gavosi, kad aš nuėjau į priekį. Suprantat? Dvigubai paneigiau savo veiksmą. Norėdamas eiti atgal ir dar kartą eiti atgal iš galo, tai gausis, kad aš eisiu į priekį. Dvigubai paneigiau savo veiksmą ir gavau teigiamą rezultatą. Gerai, kas bus, jeigu aš iš neigiamo skaičiaus norėsiu, čia bus 20 plius. Kas bus, jeigu aš iš neigiamo skaičiaus norėsiu atimti teigiamą skaičių, tarkim 15. Pagal mano logiką, plius ir minus aš galiu sujungti į vieną bendrą ženklą, į minusą, o minusas, aš jau žinau, kas būna, aš tiesiog turiu juos sudėti. Tai bus minus 25. Mes apie tokius skaičius jau, man atrodo, buvo pamoka. Iš minuso atimu teigiamą skaičių. Tai reiškia minus 15. Tai minus 10 ir minus 15 sudedu pagal modulį ir gaunu skaičių su neigiamu atsakymu. Su neigiamu ženklu atsakymą gaunu. Gerai, kas bus, jeigu, koks čia dar variantas, teigiamas, neigiamas ir neigiamas. Minus 5, minus 10, tarkim. Iš neigiamo skaičiaus atimu neigiamą skaičių. Kas bus? Taip, čia bus pliusas. Mes galim minusą ir pliusą apjungti pliusą. Ir gaunasi, kad minus 5 plus 10. O šitą aš veiksmą jau pažįstu tikrai. Man tiesiog vietomis reikia pakeisti skaičiukus. 10 minus 5 yra 5. Iš minus 5 atėmiau minus 10, gavau plus 5. Tema tikrai labai sudėtinga, mes išsiaiškinsim kiekvieną veiksmą atskirai, daug kartų išspręsim kiekvieną veiksmą atskirai, bet ar kol kas aišku, ar turite klausimų, kitaip sakant, klausimų, ar turite? Ne, tai gerai, kol kas tiek.